Aš labai daug metų jau esu vargonininkė, visada paraleliai dirbau kažkokį tai darbą. Ir visada, kada iškyla klausimas, ką man rinktis, aš pasirenku bažnyčią. Mano darbas prasideda ryte 7 valandą. 7 valandą yra mišios. Ir groju vakaro mišiose 18 valandą. Vaikų choro repeticija vyksta savaitės vidury. Ir sumos choro, mes vadinam sumos choro, tokie pagyvenę žmonės turi kolektyvą. Labai jinai pasidarė tokia veikli, atsirado daug visokių grupių. Tas pats pranciškoniškas jaunimas. Po to susikūrė 3 ordinas pranciškonų. Po to grupelės muzikinės įvairios pradėjo čia rinktis, repetuoti, rodytis. Tam tikras gyvenimas vyksta Špitolėje. Ten buvo tokia ir poezijos, ir muzikos vakarai. Man labai patinka kankinių koplyčia. Tie mediniai paveikslai, tų kankinių, kurie nukankinti yra. Ir ten dvasia, tokių užtarėjų, tų kankinių užtarėjų, man kažkaip atrodo tokia labai gyva. Čia yra lietuviškasis Vatikanas. Čia yra 5 vienuolynai štai mažoje erdvėje. Ir nori to ar nenori, tas miestelis jau yra gavęs tokią spalvą ir jo oras yra visas pritvinkęs to.